Sveiki visi, ačiū už pristatymą, ačiū Lina už kvietimą. Ir kadangi paaiškėjo vakar vakare, jog mano kolegė Daina Smolskutė negali atvažiuoti dėl labai rimtų priežasčių, truputį taip perkalibravau tą pranešimą, nes supratau, kad nebūtinai gal ir tą PowerPointą tada jau ruošt ant staigiųjų, o tas nuostabes kelias citatas, kurias parengiau, pasistengsiu raiškiai perskaityti ir gal to ir užteks. Kaip sakant, bus be vaizdų pranešimas, bet artikuliuosiu tas problemas, kurias labai trumpai Rasa įvardijo. Tai aišku, scenos menai tai tikrai nėra mano sritis, gal kultūros politika labiau AI-jūs dabar taip, bet tas kultūros politikos laukas toks įvairus, kad daug dalykų labai persidengia. Ir pranešimo tema mano liberali Lietuvos kultūra, sąvokų steigtis, reikšmių slinktis. Bet aišku, dabar taip galvodama apie tą situaciją ir kad Dainos nėra ir apie kitus pranešėjus, galvoju, yra pagunda kalbėti ne tik apie liberalumą, bet ir apie liberalizmą, socializmą, komunizmą, kapitalizmą, konservatyvizmą, ką tik nori. Bet vis dėlto aš ne tą politinę filosofiją čia analizuosiu, bet pasistengsiu prisiminti, kaip mes pastaraisiais dešimtmečiais kai kurias sąvokas įpratom vartot ir kaip jas vartojom gerokai anksčiau. Dažnai kalbam apie minties laisvę, nevaržomą raišką mene ir tie įsivaizdavimai yra kartais tarsi savaime suprantami. Bet šiaip jie nesykį persidengia ar, netgi kito visaip ir šiandien gal reiškia kažką kito, negu reiškia anksčiau. Mano tyrimo objektas, kitaip tariant, viešoji retorika ir vertybių kaita. Ir ta viešoji retorika neretai taip labai įdomiai koreliuoja su kietaisiais dokumentais, tai yra su įstatymais, tuo jau vos ne akmenyje iškaltų žodžiu, kuris nesikeičia, nes pastaraisiais dešimtmečiais yra kuriami kultūros politikos modeliai, kas kažkiek laiko, rekomendacijos, gairės, ir visokie tie dokumentai talpina taip pat raktažodžius tam tikrus, kurie atsinaujina, atsiranda nauji žodžiai ir iš jų vėl reprodukuojamas tas viešasis kalbėjimas apie kultūrą. Gal toks paskutinis pavyzdys būtų tas įstatymas, kultūros politikos pagrindų įstatymą turiu minty, kuris prieš porą metų priimtas. Ir iš jo išsipumpuravo dabar tokia nacionalinė kultūros darbotvarkė 2640. Ir prisimenant, ką viceministras pastarąjį pusmetį apie tai pasakodavo, kam to reikia, tai visada reikia susikalbėti. Labai įdomi ir tas šunelis pritarė mums. Kitaip tariant, vėl pradėkim kalbėti. Ir tas kalbėjimas apie ką? Jis yra apie kalbėjimą, žodžiu, tokia tautologija užvelta gaunasi, kad vis reikia kažkaip dar pakalbėti mums. Bet dabar norėčiau gal šoktelėti porą dešimtmečių atgal, o gal netgi 3 dešimtmečių atgal. Ir ten susidurtume su tokiu viešuoju kalbėjimu, kurio autoriai matyt išsigintų savo manymo. Ar sakytų, kad gal ne tą turėjo minty. Ir tie autoriai ir autoritetai yra ne tik kultūros atstovai, bet ir organizacijų vadovai, politikai, ekonomistai taip pat. Ir kitaip tariant, pranešimas bus apie tai, kaip autoritetai šnekėjo apie tam tikrus dalykus, kurie gal būtų nelabai korektiški šiandien. Ir turėjo minty būtent tai, ką jie sakė. Dėl to bandysiu ir cituoti. Tai yra radikalūs teiginiai, kurie paskutiniuoju 20-ojo amžiaus dešimtmečiu, bent jau vaizduojamąją mene, mes įpratę tai vadinti 90-iniais, nežinau, kiek scenos menuose prigijęs tas terminas, kad nesakyt visą laiką to dešimtmečio. Kitaip tariant, tie teiginiai rezonavo su laisvos rinkos liberalų šūkiais. Progresas mene sietas su manimu, kad šiuolaikinė valstybė neturėtų remti kultūros. Ir kiekvienas šitas žodis yra svarbus. Ir kas yra šiuolaikinė valstybė, ir kas yra parama, kas yra tikroji kultūra. Ir galima būtų paklausti, kaip čia taip galėjo protingi žmonės, autoritetai kalbėti. Tai mano atsakymas gal būtų, buvo tokie laikai, buvo kiti laikai, tai kokie tie laikai buvo. Ir aišku, čianais iškart turiu kalbėti apie tam tikrą sistemos griūtį, ne vien Sovietų sąjungos, bet apskritai šaltąjį karą ir jo pabaigą. Keitėsi visas pasaulis ir aišku, dar kaip paminėčiau ir 89 metais nuskambėjusią Fukuyamos mintį apie istorijos pabaigą. Ta istorijos pabaigos metafora buvo labai talpi.
labai išpopuliarėjo ir Lietuvoje. Ir bendriausia prasme jį paženklino tokį pasaulinį liberaliosios demokratijos ir laisvosios rinkos triumfą. Na, tie dalykai buvo tarsi nekvestionuojami kurį laiką, po to vėl truputį taip įtariau į tai pradėta žiūrėti. Dar vienas svarbus žodis galbūt globalizacija. Nes tais laikais pradėjo labai vystytis informacinės technologijos, apie 2000-uosius jau tapom informacinę visuomenę, kiek vėliau žinių visuomenę. Ir gal čia svarbu pasakyti, kad globalizacija taip pat formavo naujo formato įvykių plėtrą. Šuo pritarė vis dar. Tie įvykiai, aišku, jie buvo kai kurie ir anksčiau svarbus, bienalės, trienalės, festivaliai, bet būtent globalizacija išjudino bumą tam tikrų reiškinių. Muziejai ir kitos organizacijos turėjo pateisinti savo egzistavimą. Dėl to, kad vakarų pasaulyje jau kelis dešimtmečius kultūros finansavimas buvo sumenkęs. Kaip sakant, viešasis sektorius nebebuvo taip remiamas kaip anksčiau dėl įvairių priežasčių. Na, reikėjo kažkaip pasakyti, kad yra svarbus renginiai, kurie atsiperka ekonomiškai ir tai tapo tokiamis struktūromis ir vis labiau progresuojančia industrija. Ką apskritai čia norėjau pasakyti, kad kapitalizmas eižėjo per visas siūles šaltojo karo pabaigoje. Ir pasitelkiu tokį Daniel Bellą, nežinau, gal teko girdėti jo knygą Kultūriniai kapitalizmo prieštaravimai, 80-mečio vidury rašyta, kurisai prisipažįsta įvadę, kad esu socialistas ekonomikoje, liberalas politikoje ir konservatorius kultūroje. Tai tuo metu tai galėjo atrodyti kaip tokia prieštaringa politinė filosofija. Bet vėliau turbūt jau niekas nesistebėjo, kad žmogus gali tikėti bendruomenės iniciatyva grindžiamų ekonominių perskirstimų. Nu, tai Amerikoje sakytų socialistas turbūt esi. Tiki asmens laisvėmis žmogus ir politinėmis teisėmis, na, tai kaip ir liberalas. Tas žmogus gali tikėti ir tęstinumu kultūrai, kritinio mąstymo svarba kultūroje, na, kas vėlgi čia labai įvairių politinių pažiūrų žmonės tą gali sakyti. Paties kapitalizmo, gal tas modifikacijas taip pat lėmė ir ta vadinamoji naujoji kapitalizmo dvasia. Tai tokia skambi, graži sąvoka, kurią aš kažkada analizavau remdamasi Boltanskį ir Čepelo veikalą apie prancūzų vadybinio žodyno kaitą paskutiniuoju dešimtmečiu, na, labai tokia kapitalinė knyga, bet esmė ta, kad jie paaiškino, kokiu būdu kapitalizmas, buvęs tokia jau nepatrauklė sistema, staiga atgimė kaip feniksas iš pelenų, tapo žavus, šviežias, naujas, patrauklus. Tai viena priežasčių gal būtų tai, kad kapitalizmas savo žodyne inkorporavo kapitalizmo kritiką arba tai, kas jam buvo priešinga, kokie nors darbininkų reikalavimai. Ta naujoji dvasia ir naujoji retorika leido sukilti prieš patriarchalinį autoritetą, prieš sustabarėjusi valstybės biurokratinį aparatą, aukštintas individas, o ne abstrakti visuomenė. Kitaip tariant, privačios iniciatyvos, savarankiškumas buvo svarbiau negu laukimas, kol ten viršininkas kažką pasakys, nurodys ir jau tu čia darai. Patrauklios idėjos, kitaip tariant, skleidės per tokią apverstą retoriką, skelbiant individo išlaisvinimą iš sistemos pančių bendriausia prasme. Ir čia gal nesusilaikysiu dar ir Žižeko nepacitavus, kuris tą procesą siejo taip pat ir su 68 metų revoliucija, Paryžiaus įvykiais, gegužės įvykiais, vartotojiškos visuomenės kritika, studentų sukilimais, nežinau, turbūt esat girdėję apie tą revoliuciją. Ir Žižekas apie tai pasakodamas teigia, jog tas sistema ar kapitalizmas transformavosi, jis buvo legitimuojamas kaip egalitarinis projektas, pabrėždamas autopoetinę interakciją ir spontanišką organizavimąsi. Jis netgi užgrobė radikalios kairės retoriką apie darbininkų savivaldą, antikapitalistinį šūkį, paversdamas kapitalistiniu. Citatos pabaiga. Na ir tos idėjos, ta dvasia formavo ir naują darbo kultūrą. Versle netgi buvo pasitelktas meninės veiklos modelis, nes meninės veiklos modelis tapo tas idealas, kuriuo galėjo sekti kitos profesijos. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia kūrybinę saviraišką, iniciatyvų išlaisvinimą, išaukštintos tokios vertybės kaip atvirumas, draugiškumas, inovatyvumas, spontaniškumas,
kūrybiškumas, vizionieriška intuicija, kasdieninės patirties pritaikymas savo darbe, na tai jeigu ten kažką darai ir staiga bingo, supranti, kaip ten užduoti kokią tai spręs, nu tas thinking outside the box, tai jau ypatingai svarbus dalykas buvo, tebėra turbūt. Svarbus buvo ir toks dalykas kaip nuolatinis mobilumas arba nuolatinis dalyvavimas projektuose. Projektinė veikla tinkluose tapo tuo geistinu atributu tavo veiklos ir būtent vienas kitą keičiantis projektai leidžia tobulėti, kaupti patirtį, ugdyti savo žmogiškąjį kapitalą arba žmogiškuosius resursus. Tai prisimenu kažkada prieš 14 metų gal pati radijo laidoj taip sutrikau, sakau, nu šiaip aš dar esu ir žmogus, galbūt vertingas savaime, ne tik kaip resursas ar išteklius kažkoks, bet būtent tas ekonominę naudą generuojantis talentas va toks tapo jau tuo idealu. Taip pat vietoj siauros specializacijos, tradicinio amatininkiškumo, kultūros vadyboje bent jau pradėtas vertinti sugebėjimas prisitaikyti prie naujovių ir reikalui esant mokėjimas persikvalifikuoti arba atlikti daug funkcijų vienu metu. Tai toks dar vienas žodis - multitaskinimas, kaip praktinis atsiranda. Ir aišku, šiandien jis turbūt irgi jau truputį išėjęs iš apyvartos ar nukeltas nuo sosto, nes neuromokslininkai aiškiai parodė, kad mūsų smegenys nemultitaskina. Jos yra tik užbombarduojamos ir nuvarginamos, bet realiai, nu tas darbas, 3 paras nemegojus ir daug funkcijų atliekant buvo tarsi toks savotiškas idealas. Nes naujoji kultūra eliminavo tikėjimą biurokratinio darbo vertę, sustiprino tikėjimą rizikos būtinumu, na, kas nerizikuoja, tas kažko negeria. Kitaip tariant, turim nevengti naujų iššūkių ir posovietiniai Lietuvoje tas labai gerai surezonavo su visa bendra situacija, nes stabilumas galėjo būti sutapatintas su stagnacija, sovietinė gal dar nostalgija nedaug dievė, nu ir aišku, ta vertybė buvo atmesta, socialinis saugumas tapo nemadingas. Ir kaip jau minėjau, paskutiniuoju 20-ojo amžiaus dešimtmečiu ta naujoji dvasia persmelkė liberaliųjų filosofų mąstymą ir matymą, bet taip pat rezonavo ir su šiuolaikiškumu mene, nes menas, aišku, reiškia naujoves, atsinaujinimą, pokyčius ir taip toliau. Reiktų dar gal primint, nors gal ir nėra reikalo primint, kad Lietuvoje viešasis sektorius po nepriklausomybės atgavimo išgyveno ypatingą krizę. Reiškia, biudžetas kultūrai buvo totaliai sumenkęs, ta krizė buvo, katastrofa, sakytume, lyginant su tuo, kas dabar vyksta. Bet tą nuosmukį siekia kompensuoti, pavyzdžiui, Sorošo fondo iniciatyvos, ir tie Sorošo centrai veikia centrinėje rytų Europoje kaip padedantis šiuolaikiniam menui atsigauti, buvo daugiau organizacijų, Atviros Lietuvos fondas iš to paties šaltinio finansuotas. Ir kaip vadinti tuos centrus ar nevyriausybinėm organizacijom, aš labiau linkus vadinti privačiom organizacijom, bet tai yra diskusijų klausimas, teorijose įvairiai ten buvo pristatomi tie dalykai. Esmė ta, kad Sorošo fondai regione deklaravo siekius paskatinti meno rinką ir čia yra citata iš jų misijos. Ta rinkos optimizmą vis dėlto įgalino ne kažkokie įsivaizduojami pirkėjai, Sorošas čia net važiavo ir tų paveikslų nepirko pats, bet būtent tokie naujo formato įvykiai, jų galimybės, atsivėrusios sienos, taip pat ambasadų parama, nes ir ambasados parėmė menininkus. Ir tą tarptautinį mobilumą, aišku, praktikavo ir kai kurios tokios fragmentiškos, alternatyvios iniciatyvos, kurios labiau propagavo kritinį mąstymą, kritinės praktikas, tikrai ne meno rinką. Tai čia tiesiog turiu priminti, kad skambėjo realybėj tai daug balsų, nes diskusijose galima buvo viena vertus stumti menininkus į laisvą rinką, kita vertus skatinti valstybę pagaliau racionalizuoti tą savo sumenkusi visiškai finansavimą kultūrai. Bet šiandien minėsiu tik tą charakteringą diskursą, apie kurį kalbu, ir turiu akcentuoti anuometinės perskyras, kurios buvo tokios tipiškos radikalios 90-inių perskyros. Šiandien galim sakyti, kad tai yra beveik klišės, bet tas buvo, tarkim, perskyra tarp tradicinio ir naujojo meno sričių. Ir ką tai reiškia, galima pagalvoti. Arba prie saugaus buvio įpratusios vyresnės kartos, tai jau ta vyresnė nueinanti, ir radikalios jaunosios kartos, nes jaunimas dar, jeigu neturi šeimos, neturi kažkaip
Nekilnojamo turto, aišku, nieks neturi, nesusisaistęs, gali važiuoti, daryti tarptautinę karjerą, yra atviras ir taip toliau. Ryški perskyra egzistavo tarp kūrybinių sąjungų ir naujų nepriklausomų grupių arba grupuočių. Tai scenos menuose šitariu šiek tiek vėliau ryškėjo gal tos perskyros, ypač tarp valstybinio sektoriaus ir nevyriausybinio. Tai čia jau toks, noras atsiriboti nuo sovietinių mentalitetų persmelkto biurokratizmo, senosios valstybinio finansavimo sistemos, tikrai turbūt ne vienam girdėtas, kas teatro politiką sekė pastaraisiais dešimtmečiais. Ir mano gal ir prielaida ta, kad būtent nevyriausybiniam teatro sektoriui labai greit prigyja ir tas kultūrinių, vėliau kūrybinių industrijų žodynas, kitaip tariant, ryškiai čia skambėjo siūlymai valstybei plėtoti naują kūrybinę pramonę, čia citatos. Bet minint tą dichotomiją tarp užsilikusio sovietinio ir besiformuojančio liberalaus kultūros valdymo, ne į detalės norėčiau lyst, bet prisimint tokį įspūdingą vaizdinį. Sovietinės administracijos pančių toks nusikratęs menininkas, individualybė, herojiškai žengia link meno laisvę žadančios laisvos rinkos. Aišku, vyras tai buvo kaip tipiškas toks atstovas, nusikratęs cenzūros tropas labai svarbus buvo irgi. Nežinau, kiek realiai jinai veikė sovietinio laikotarpio pabaigoje skirtingose srityse, bet tas bandymas išsivaduoti iš cenzūros visam 10-ajam dešimtmetį skambėjo. Pacituosiu skulptorių Navaką, kuris 96, reiškia prieš 30 metų, kalbėjo apie tam tikrą privalomą šoko terapiją arba šaltą dušą. Tai šoko terapija, gal irgi įsivaizduojat, kieno yra terminas. Ir kaip tą turi patirti iš savo kiauto besivaduojantis sovietinis kūrėjas, kuris staiga atsiduria atviro tarptautinio meno pasaulio įvykių sūkuryje. Cituoju. Jei prekybininkai gali važinėti į Dubajų ir Dramblio kaulo krantą, tai gali ir menininkai. Bet mano minėtas romantinis menininko mitas giliai įsišaknyjęs mūsų visuomenėje yra uždėjęs valkti ant akių daugeliui kolegų. Citatos pabaiga. Ir tai žinomas menininkas, NAC premijos laureatas ir viena iš tokių centrinių figūrų. Pasiryžimą rizikuoti, panieką stagnacijai demonstravo ir kai kurie kiti iš kūrybinių sąjungų išstoję kūrėjai. Tai čia gal miniu konkrečiai dailininkų sąjunga, nes 4 ryškus vyrai tiesiog trenkia durim, sako, nereikia mums tos priplėkusios profsąjungos, po to atgal įstojo ten po 10 ar 15 metų, bet čia jau kita kalba. Aišku, tą reiškia ir progresyviausi nevyriausybinio organizacijų vadovai, politikai, kultūros politikai. Ir gal čia pacituosiu tokį viceministrą, nes viceministro pareigybė yra svarbi kultūroje. Juozas Širvinskas 99 metais svarstė apie reformos ir darbo santykių liberalizavimo poreikį, minėjo proveržio būtinybę, kalbėjo apie galimus pažangesnius Lietuvos teatro modelius, racionalesnius vadybos principus. Ir pats Širvinskas, primenu, tikrai buvo ne jaunuolis tuo metu, sovietmečiu, ten žodžiu buvo veikėjas, po to vadovavo operos baleto teatrui nuo 90-ųjų keletą metų, bet buvo nepartinis kultūros ekspertas, tiesiog ten prie Žakaitienės, Šaltenio. Vis dėlto radau lyg informacijos, kad sovietmečiu priklausė komunistų partijai, bet čia bandau išvengti tų, kaip sakant, tiesioginių sąsajų, kad jeigu ten buvęs komunistas, tai taip, o jeigu jau jaunuolis ten kažkoks libertaras, tai kitaip. Ne. Bet viceministras tuo metu teigė, cituoju, jog pagrindinė kliūtis, trukdanti reformuoti teatro sistemą, negalime sudarinėti kontraktų. Prieš tai netgi kovojama, kad pas mus kontraktų sistema negalėtų būti vesta. O su savoka etatinis darbuotojas teatre juk nieko neišjudinsime. Tai visuomet bus pagrindinis stabdys. Darbo įstatymas dabar leidžia sudaryti terminuotą darbo sutartį su kūrybiniu darbuotoju, bet susidurėme su profsąjungų pasipriešinimu. Čia citatos pabaiga. Ir toliau Širvinskas samprotauja, kaip ten pasirašant sutartį, čia dar pacituosiu, menininkų juk sudaroma galimybė būti laisvam, dirbti ten, kur jis nori. Ir turbūt suprantame, kad daugiausia čia diskutuojame ne apie geriausius, bet apie vidutinio ar net žemesnio lygio menininkus. Citatos pabaiga. Tai tie žemesnio lygio menininkai taip vienaip ar kitaip tapatinti su tomis priplėkusiamis kūrybinėmis sąjungomis, globos įsikibusiais veikėjais. Ir aišku, buvo visokių žmonių ir jaunimo tarpe, daug kas kritikavo tą tiesmuką varymą į rinką menininkų ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas, tuomet Vytautas Martinkus, daug kalbėjo apie ekonominio liberalizmo mene pavojus
būtent ekonominį čia turiu minty, kurį pirmojo nepriklausomybės dešimtmečių daug kas pajuto. Neva oponentams mūsų atrodo, kad menininkai įsikibę į praeitį, sakė jis, sovietmečio pseudo vertybės, kad nepatyrė laisvės šoko terapijos. Tai natūraliai turi užleisti pozicijas kitiems. Čia citata buvo. Bet Martinkus vėliau samprotavo, kad ir šį dešimtmetį į meną atėjusi karta išgyvena panašias kolizijas, nes laisvo žmogaus verslo laisvo situacija yra savaime suprantama, bet ir kai kuriems kitiems, kaip ir vyresniems, nepriimtina meno rinkos filosofija ir politika. Kultūros vadybos lauke tiesmukas laisvos rinkos aukštinimas klausimų nekėlė, mano manimu. Bent jau tose diskusijose, kurias aš sekiau. Atvirkščiai, savoka laisvoji rinka tapo pozityvios vakarietiškos praktikos sinonimu. Ir diskusijose tą galima, aišku, buvo nuolat pasitelkt kaip tokį retorinį priešnodį prieš moraliai pasenusias vertybės. Iš vadybininkų pacituosiu gal 2004 metais samprotavusi Laimį Vilkončių, kuris, dirbo irgi ministerijos struktūrai, bet šiaip yra scenos menų atstovas iš estrados pasaulio atėjęs, tai čia turbūt jau privatus sektorius. Cituoju: Lietuva jau laikoma susiformavusios laisvos rinkos valstybė. Tad kultūros darbuotojams taip pat tenka keisti elgseną taikantis prie naujų sąlygų. Rinkos sąlygomis visi žmogaus vartojami gaminiai ir paslaugos vadinamos prekėmis. Kultūrinės veiklos produktai taip pat. Citatos pabaiga. Ir kaip minėjau, autoritetais tapo netgi ekonomistai iš Lietuvos laisvos rinkos instituto ir čia jau būtų turbūt radikalai libertarai, bet jie kultūrininkų diskusijose dalyvaudavo. Ir pačią valstybinę kultūros politiką jau drąsiai tapatino su neveiklumu ir atsakomybės nebuvimu. Nes rinka suvokiama kaip bet kokio reguliavimo, bet kokios intervencijos priešprieša. Kodėl kai kurie menininkai tam pritarė, nežinau, turbūt dėl to, kad klausėsi 2002 metais menininkus racionaliau gyvent mokiusio Remigijaus Šimašiaus instituto eksperto, kuris vėliau buvo teisingumo ministru jau ten, bet kitas laikas. Tai jis sakė, kad visą apimantį valstybinę kultūros politiką, cituoju, reikštų kultūros suvalstybinimą ir būtų labai nepageidautinas reiškinys pačiai kultūrai ir visuomeniai. Citatos pabaiga. Aišku, diskusijose visada būdavo ten įvairių balsų, kalbama ne tik apie muziejus, bet ir apie eksperimentinį, avangardinį meną, kuris taip pat turi teisę egzistuoti. Ir menininkai, vis tiek žmonės jautrus, suvokdavo tą vertę šiek tiek kitaip. Šimašius siūlė nekomplikuoti tų diskusijų sudėtingais išvedžiojimais apie neva tikrą meninę vertę. Cituoju, nes jei jau mes kalbam apie meninę vertę, yra toks dalykas kaip rinka, kuri tą vertę ir nustato. Perkama yra tai, kas patinka, o ne alternatyviojo ar oficialiai pripažinto meno kūriniai. Citatos pabaiga. Tai tas noras, kad eitum pas verslininką ir bandytum aiškintis, o ne kažkur ten nedaug dievę ranką į biudžetą tiestum. Tai apie tokius dalykus kalbėjo taip pat rinkos ekspertė, Laisvos rinkos instituto ekspertė, prieš tai prezidentė Elena Leontjeva. Taip labai gražiai sakė, kad bet kokia intervencija, rėmimas reiškia intervenciją, reiškia, kad rinka tolsta nuo žmogaus. Tai reiškia, kad ir teisingumas tolsta nuo žmogaus. Bet kalbėjo tokiais žodžiais ir mano kolegė Elona Lubytė, kuri labai tą meno vadybą populiarino kaip menininko savarankiškumo ugdymą tais laikais ir labai irgi siūlė nesiorientuoti biurokratinio stiliaus darbą, orientuotis į paslaugas teikiančią rinką. Ir vadovėlį netgi, meno vadybos vadovėlį, ten cituoju ją, teigia, kad normalūs menininkai pritarė liberaliems rinkos santykiams visose ūkio sritise. Citatos pabaiga. Tai parašius mokomąją knygą, kolegė nurodė tokį nepatrauklųjį senąjį ir patrauklųjį naują kūrėjo tipus. Pasak jos, pirmą tipažą įkūnija senos kartos dailininkai, cituoju, suvokdami savo misiją kaip išskirtinę rūpestį socialinę realybę, perleidžia valstybei. Citatos pabaiga. Tuo tarpu naujieji kūrėjai, cituoju, nuosekliai išpažindami laisvos rinkos liberalizmą, pasisako prieš socialinį kūrėjo ir kūrybos išskirtinumą. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, ekonominio liberalizmo idėjų šviesoje diskredituotas ir tas romantiškasis menininkas, kuris atitrūkęs nuo realijų.
ir bet koks kitas, bet aš čia vėl prisimenu Belą ir galvoju, kad gal ir visai įmanoma buvo būti, pavyzdžiui, tradicionalistų mene ir radikalų ekonominėse savo pažiūrose, jeigu taip vat galvoji, kad būtent taip turi suktis valstybė. Dailėje, nežinau kaip teatre, bet dailėje šiuolaikinėme mene tas sovietikas tapatintas su moraliai neįgaliu tokiu senovės žmogumi, kuris atsisako savarankiškumo, siekia kažką už dyką gauti iš valdžios, remiasi profsąjungomis, kolektyvizmu, bet štai kažkuriuo metu tas priplėkęs sovietinis kolektyvizmas staiga pradėtas įsivaizduoti kaip bendruomenė. Ir jau naujam dešimtmetį bendruomenė yra nuostabus raktinis žodis, jau reiškintis visai ką kitą. Tai nenuostabu, kad tam tikrų metų laisvą rinką prilyginus žmogaus laisviai, kai kuriems tai buvo visai natūrali minties eiga, kaip laisvos rinkos radikalams, kultūros sektoriaus diskusijų dalyviai pakliūdavo įvairių išvedžiojimų pinklės. Pavyzdžiui, paneigiamas buvo tas pirmo dešimtmečio laisvos rinkos idealizmas, kurį čia minėjau Navaką cituodama, ir vėliau vis dažniau dėmesys kreiptas į tai, kad Lietuvos rinka vis dar nefunkcionuoja kaip priklauso, kaip vakaruose, kaip vadovėliuose. Bet niekad žinom, kad nebus taip, kaip vadovėlį parašyta, ar kaip buvo kažkada New York'e ar Paryžiuje, tai toks kažkada vėliau tarsi kažkas atsiras. Taip pat abstrakčios kalbos apie laisvą meninę kūrybą yra viena, bet kai tik jau ten apie kokias politinės rekomendacijas pradeda kalba suktis, vis būdavo susigrėbiama, kad tikrovėje egzistuoja tik mišrios paramos modeliai, kas yra teisinga, tai negali nepritarti iki šių dienų. Arba apeliuota į idealią idėjų rinką. Ir čia jau staiga ta rinka tampa tokia metafora, jau ne tai, kad eik pas prekybininką ten ir prašykis finansavimo, bet kaip tokia ideali jau savoka, ir toje idealioje idėjų rinkoje neva ir turėtų vykti konkurencinė kova dėl to paties biudžeto finansavimo. Kas yra visiškai normalu turbūt šiandien. Taigi anksčiau cituoti samprotavimai akivaizdžiai nederėjo su faktu, kad profesionalus menas apskritai Lietuvoje be valstybės paramos neegzistuoja ir viskas yra prodiusuojama vienaip ar kitaip. Viena vertus ten laisvos rinkos, reiškia, tiem radikalam ekspertam atrodė, kad bet kokia parama mažai ką turi bendro su teisingumu, bet dar priminčiau ir pavyzdžiui, kas kažkelintus metus atsikartojanti tokių visiškų konservatorių, neturinčių nieko bendro su politika, šūkius ir atakas prieš Chaltūros ministeriją. Ta Chaltūros ministerija galėtų išnykti ir čia neturiu minti dabartinės situacijos, bet ten ir prieš 10 ir prieš 20 metų kai kurie tą sakė, kartais dar rodydami kokią nors Ameriką. Tai Amerikoje taip nėra, jeigu ką, bet tiesiog, kad maždaug ne. Ta pergalė idėjų rinkoje, kurią minėjau, irgi negali būti savaime suprantama, nes kultūrinės produkcijos vertintojai yra subjektyvūs. Ir jau su kultūros tarybos įkūrimu atsiranda tas modelis po truputį, bet dar iki to laiko atsirado tokių samprotavimų apie tą subjektyvumą ir galbūt tokį kultūros lauko uždarumą, kuris labai natūralus. Aš čia pacituosiu 99 metų teatrologės Elonos Bunzaitės pastebėjimą, Elonos Bajorinė, nes šiandien jau diskusija buvo apie talentą ir kokybę mene. Nežinau, kiek metų buvo tada Koršunovui, bet čia citata. Kultūros ministerija, atidariusi meno forto duris ir įsipareigojusi padėti naujam Koršunovo spektakliui, pakliūna į spąstus. Išimties tvarka ima remti nepriklausomus teatrus. Ir čia visi kiti nepriklausomieji turi teisę paklausti, pagal kokius kriterijus, kodėl vieniems yra sudaromos sąlygos, o kitiems ne. Citatos pabaiga. Nuo 2000-ųjų, 2001, 2010, žodžiu, čia dar pamečiui galėčiau vardinti tam tikrų įstatymų atsiradimą, bet gal ir neverta tiesiog, nes vėliau turbūt diskusijose galės išlysti tie dalykai, tiesiog apibendrinsiu, kad kai kurie menininkai ankstesniais dešimtmečiais antrino šoko terapijai, kategoriškam ekonomistų nusistatymui prieš nepagristą valstybės siekį, vieną ar kitą visuomenės grupę paremti valstybės pinigais. Ir manė, kad kovoja prieš sovietinę sistemą, bet realiai kovojo prieš savo interesus. Kai bežiūrėsime, šiandien pamatinė kultūros politikos samprata problemų tarsi nebekelia, nes nebeklausiam, ar valstybė privalo turėti kultūros politiką. Žinoma, kad turėtų. Ar turėtų remti kultūrą. Tai kultūros politikos formuotojai nuolat diskutuoja gal tik apie tai, kokiais būdais tai
turėtų būti daroma. Ir tą retorinę, idėjinę, gal tokią visokiojopai programinę laisvos rinkos pergalę jau po 2021 amžiui keitė visai nauja meno pasaulio dinamika, naujos institucinės priešpriešos, naujos vertinimo dilemos, bet šiandien, aišku, visą tai žvelgiam jau visai kitokių politinių aplinkybių šviesoje. Tai gal čia ir baigsiu savo pasisakymą.